Labas. Keliavom į savo didžiausią kol kas taip. Gyvenimo kelionę. Galutinis tikslas yra Naujoji Zelandija, o dabar trumpas sustojimas bus Singapūre. Ir ten mes darysim ką? Daug fotografuosim. Daug vaikščiosim, bus karšta. Bet jūsų laukia labai daug gražių ir įdomių kadrų. Esame atvykę tik su kuprinėm, tai žiūrėsim, kaip seksis mums išgyventi tuos visus metus. Tai tiek šiandien ir iki susitikimo. Leistinas svoris su kuprinė 8 kilai. Drąsiai 12. Bandysim prasmukti. Nusileidom Stambulę. Stambulė žiauriai didelis oro uostas, daug žmonių. Bet labai gerai, kad yra eskalatoriai tokie, kur reikia. Tai va, atvykom prie sekančių vartų. Vartai mus kels į lėktuvą, kuris skris Stambulas. Singapūras. Tai va, pagaliau mes esame Singapūre. Po 10 valandų skrydžio iš Stambulo. Tai Singapūras, žinokit, kaip ir sako, taip ir yra labai karšta, labai drėgna. Labiau matosi, kad yra labai karšta, labai drėgna. Taip, bet, kaip sakant, prie visko įmanoma priprasti. Kilsime dabar į kitą pastatą, nuo kurio stogo atsivers visa labai graži Singapūro panorama. Nu, tai kur mes čia atėję, Gintariu? Didžiausia Michelin žvaigždute apdovanotą restoraną. Štai kaip atrodo Michelin žvaigždutė gavęs patiekalas. Tai va, pavalgiam Michelin žvaigždutę gavusi patiekalą. Galiu pasakyti tik tiek, kad Lietuvoje kebabinėse 5 kartus skaniau pavalgytumėt. Jeigu kažkada atvyksit į Singapūrą, praleiskit šią vietą. Net neina patikėti, kur mudu čia esam, kur papuolę. Tai va, čia tie žymus medžiai, kurie mums už kelių valandų parodys savo specialų pasirodymą. Ką su Gintare pastebėjom, tai kad metro būti yra daug maloniau negu pačiam mieste. Kažin, ar yra dar koks miestas, kur taip yra.
6 aukštą mariną bei viešbučio. Gaila, kad ne į 57 neleidžia, o ten yra tas Infinity baseinas. Jau galim matyti. Ten, Kas maudas. Ten gal ir matosi, nežinau. Tai žodžiu. Visi fotografuoja, vaizdelis neįtikėtinas, visas Singapūras mato. Šiandien ganėtinai daug važinėjame metro. Tai visai yra faina. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Čia ir baigėsi mūsų kelionė po Singapūrą. Susitiksime Naujojoje Zelandijoje.